Tai ketvirtadienis. Įdomu. Labai įdomu. Labas rytas, žuvai. Ar pažįstami, ar nepažįstami, nesvarbu. Vis tiek, Aivaras vlogai prasideda dabar. Jo, tai va, draugai. Vara šiandien. Ovalas vėl šiltas. Net nežinau, ką šiandien reiktų daryti. Net nežinau. Bet kažką nuveikti vis tiek galima, ar ne? Taip. Vakar dar atidinau secret video, kur sakiau, kad vieną kartą filmavau, tai atsimena blogose. Tai jau biški. Aišku, dar reikia daug žmonių. Panašiai, žodžiu, viskas bus matyti. Taip reikia dar mėsinos video šiandien filmuoti, kad rytoj kelt. Nu, aš turiu medžiagą filmuoti, tokį nardžiu viską. Bet nežinau, ar aš ją dėsiu, ar ne. Eina prie ežero. O taip šilta. Reiktų gal šitą nusimt. Ai, net nuo kokį ir matingi dabar. Vakar atvažiavo pusseserė. 10 metų. Tai dabar linksma. Yra, kaip sakant, žmogus, kuris nori veiksmo užsiėmimų daug. Dėl taip, nebe taip ramu bus. Taip viskas kažkaip. Vienas dalykas dar yra labai durnas, kad labai ryte tik atsikėlus ir eit basam labai jauti visus akmenukus. Visus. Taip atrodo, aš įsikai vaikšto basas, kad priprašiau, kad viskas normaliai būtų dzin. Ne, ble. Ai, ne dabar, tai visus akmenukus jauti. Nesuprasi, bet kaip dūrė visi. Taip, tada būna, ne esi, kai dūrė vienas šitas, esi koks. O dabar, blem, visi. Dar vakarą pabaigęs vlogą dar buvau kartą atėjęs eismaudyt su pusseserė. Taip tiesiog pasakyti, ką dar veikiau po vlogų, nes dažniausiai dar kažką veikia. Buvau smaudyt, viską buvau čia tabis. Kur reikia traktorių pataisyti, paremontuoti. Trakinau kalvą, čia mūsų kalva. Lighting, ja, bet tik čia nėra kalvų. Čia. Reikėtų pažiūrėti, kokių varžtų reikia. Šioks toks dalykas, ką nusprendžiau paveikti. Traktoriokas mūsų. Toks jau senas, labai senas, bet vis dar važiuoja. Stabdis. Ir va. Reikia va čia varžtus dundėti. Ten matot. Žodžiu, reikia čia. Du varžtus indėti. Dabar pažiūrėjau kokius. Va dabar. Ar neškat varžtų? Štai žinau, kokių reikia. Reikia pritaisyti. Kad stabdžiai būtų. Nors biški. Uždėjau. Vieną matosi labai. Matosi, uždėjau. Du varžtus. Biškiukai gal reikės. Žiūrėsime. Nu, ta prasme, geresnė gal stabdžiai bus. Gerai. Įdomu, blogai, net tik čia jau uždėta. Šiandien taip karšta. Taip karšta. Bet ir gera, iš tikrųjų. Tai viskas kaip pasisuka. Ir ten maudžius pusseserė. Dabar temperatūra 39. Normaliai. Dabar dar keitė tvarkiam variklį vieną vandens. Tai, aišku, ne mūsų, ne pas mus, bet ta prasme, vandens, šitą gerimo vandens variklis ir jame pilnas lerkas. Taip, normaliai. Sugalvoja. Dabar sakau, reikėtų pasmaudyti. Pala kiek valandų. Reikės grįžus jau gal vlogas bus insikėlės, reikės uždėti live. Jau man 2 valandą turėjau būti visai vakar. Pasmaudžiau. Aфигенnas vanduo. Aфигенnas varas biškį linuoja. Bet jis normaliai. Bet praėjo. Viskas labai gerai. Blem, vėl biškį ranką šitą vietą apskauda, kai laikau kamerą. Normalu, kai darai daug spaudimų. Bet jis normaliai.
Gyvenimas gražus, neįsivaizduojate. Kodėl aš taip pakartoju? Nes jis toks ir yra. Sakykit, ką norit, galite juoktis, gal nesijuokti, bet nu taip yra. Ir tai yra tiesa, nesvarbu ką pasakysiu. Nesvarbu, kaip pasakysiu, kas. Nu, bet parimtai pakokite. Nesvarbu, pro kokius dalykus jūs einate. Nesvarbu, kas čia metu yra jums. Ar jums blogai, ar jums gerai. Yra toks vienas dalykas, elementarus. Ir atsiminkit, kad vis tiek gyvenimas yra gražus, nes kažkam gyvenime dar yra sunkiau negu jums. Tikrai yra žymiai daugiau žmonių, kuriams yra sunkiau šiuo metu, palyginus kai jums. Jums gali būti juokingas dalykas ir jums atrodyti žiaurus, bet kitiems, kurie yra dar žiauresnė situacija, jūsų dalykas jiems būtų palaima. Todėl pamastykite apie tai, kartais pamastykite apie savo gyvenimą ir panašiai. Tiesiog dėl to pažiūrėkite, sustokite, pažiūrėkite, kad gyvenimas gražus. Tai lievai, pasakyti, dainos būti pakalbėsiu dainą, nes taip... Užšinis. Ja. Biškį pasmaudžiu neblogai, sukėliau dumblą stipriai, ten daug žalių prarovau, čia va dar biškį pravariau taip, biškiuką, bet mat kiek žalių, čia bišpalkai tam dumblą tai gerai dar pakėliau, tai biškį užsinešė čia smeliukai, bet nieko, vėl bus gerai kaip praeisi, bet ta prasme reikia biškį daugiau smeliukų, ir kuo daugiau žalių šauti, nes nors žolės kai šauni gerai, vanduo tai žiauriai šiltas, tiesiog, nu, būk vandenį, bet kaip sakant, visą dieną nepribūsi. Orą pritrunka, nes jau taip ir taip jau normaliai treniruojas, nes jau žiūri taip jau gerėta, kad gali po vandeniu ilgai būti, nes jau būni, žiūri, kad jau orą trūksta. Jau vos išbūnė, tada opa, tada vėl gerai girdėtiškai gal ne. Kažkaip vakar taip pagalvojau, šiandien ryte, ne vakar, pagalvojau šitą, kad reikia pasakyti porą dalykų. Ne, tada galvoju taip, aš šiandien sugalvoju. Kad yra toks dalykas, kad kaip yra YouTube'as, nu, apie YouTube biškį pakalbėsim dabar. Yra toks dalykas, kaip pavyzdžiui, peržiūrų, suprantat, nu, subscriberiai, visi šitie dalykai. Ir aš nežinau, kiek aš 14 jau dabar turiu. Tai yra viskas labai gerai. Aš kaip pasakiau, aš kuriu keliu, dėl savęs, kad atsiminčiau, ką aš veikiau ir kad biškį pamotyvuoti tuos, kurie užsuka pasižiūrėti, ką aš čia įkėlęs esu. Tai yra tas dalykas, toks labai geras. Bet atvirai, aš labai norėčiau, sakant, dėl tų pinigų ir viską daryti, dėl tų peržiūrų ir panašiai. Ar dėl to subscriber ar kažkur galėčiau tai mesti visas social media, savo tos linkus, kad ten visų prašyti dalykintis, ten pirkti, tipo, kad reklamuotų ar kažką. Kad toks ir dalykai kaip peržiūros, ne? Peržiūros žmonės dažniausiai eina pagal žiūrėti klipą, pagal užrašą, kokios užrašas, ir pagal tai, kokią pagrindinę nuotrauką užmesta. Sakykim, jei kokia yra tobula, sakykim, dažniausiai žmonės vis tiek eina ten, sakykim, būna rašyta ten tipo hot girl, ten ar kažkas tokia, nu ten kažkas merginos, ten visokie dalykai tokie, ar ten kažkas nepasisekė prango, nu tokie dalykai. Tai ten kokia hankoverė, kaip mergina, pavyzdžiui, tas lyg ar kažkas tokia, nu tokie dalykai. Tai peržiūrėjau daug laikas lauks. Ar koks rimtas dalykas atsitinka, aplamai aš kalbu aplamai, apie bendrinimus. Tai iškart labai daug peržiūrų surinks. Kai tai ir daro, nieko nesako. Bet taip kalbant, aš nedarau. Aš pavyzdžiui, metu tai, nu maždaug ką reikiau dieną, nu pavyzdžiui, prašau, foto su kariu, pavyzdžiui, buvo pavadinimo, nu taip ir buvo, nu bandžiau foto su kariu, nu tai aš rašau tą, kas buvo, nu. Bet aš nemetu tos foto, kad buvo su kariu. Aš tai kokią YouTube išmetė pasirinkimą pačią pirmą, aš nežiūrėjau, iš karto apsivo gerai. Nu kam? Aš nepasiekiau to lygio, kad man tai daryti. Kad kam? Tam neil, kaip vadinės, tą pagrindinę nuotrauką, dušelio tą vadinamą nuotrauką mesti.
Na, tiesiog, nu, aš dar nejaučiu to tolko varyti dėl populiarumo, kad žmonės spaustų. Jei jie norės, aš jam patiksiu. Paspausti, užėję ant belekoną mano klipą, todėl, nu... Tai aišku, aš čia tik sakau taip apie save, kad, nu, tiesiog taip. Sakau, reikia pakalbėti apie tokius dalykus, nes, nu, kad žinotumėte viską, taip sakant. Kaip penkišą švaitėmi, sakau, vis tiek nekalėjau, bet taip. Ai, kad sėdėt, reikia aktyviau pasportuot, kaime. Vienas oras susisudra. Sakau, pasaka. Tai dabar varau. Tiksim. Nematėm. Eidamas dabar žiūrėjau, burbelis varom su traktoriu, o, patiktai. Dabar pašnekėjom gal pusantros valandos. Tai gerai iš tikrųjų dalies, nieko nesakau, viskas atsakau. Dabar 7:08. Dabar paprašaisti vašys. Nu, pirmą aišku pasupnuot, tada paprašaisti. Sakė, kad tipo 8 rinksis, nu tai normaliai. Yra didelis miestas, tai prašau, jei nėra, tai gerai. Bet abejoju. Na, žiūrėsim, kaip viskas susiklostys toliau. Bad lighting though. It's perfect. Okay, I'm going now. Tai va. Atoliau prie žemetkime kašės. Ant turniko, kai buvau, pasportavau biškim. Dažinau, kai palošim, tada dar šoks padarysiu. Bus labai liuks, dabar laukiu, kol visi susirinks. Tada pažaisim kašę. Matote, šiandien filmuoju biškį, kad esu čia. Todėl... No hate. Ne, gerai, dabar švarau. Pastaniuot biškį, kol dar netarė, reikia biškį. Jau! Dabar yra 11 valanda vakaro. Manęs nematot nei tiek. O, tai biškį geriau. Varau namo. Į Žemaitkemę. Palašėm kašį gerai. Geras sportas, kaip sakant. Viskas labai tobula. Gerai, draugai. Ačiū, kad žiūrėjote šį vlogą ar šį video. Ką naujo per šiandien dieną. Apibendrinus dieną. Diena buvo nuostabi. Gera, sportiška, viskas yra tiesiog labai gerai. Taigi, draugai, išlikit pozityvus, laimingi, nieko niekada nebijokit. Nepasiduokit. Šypsokitės. Ir iki. Šiandien girdime tik vėją.